Labadiena, visų pirma, aš esu Jevgenijus, esu Vilnietis, gyvenantis Vilniuje visą savo gyvenimą ir iš esmės mano jau paskutinį kaip virš 10 metų sukasi muzikos srity gyvenimas, pats esu dainininkas, studijavau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, klasikinę dainavimą, operinį dainavimą tiksliau ir su šiuo ir susijau savo gyvenimą ir dabar dainavimas kaip yra mano tokia kaip pagrindinė duona, kas man patinka, kas man žavu tobulėti, tai jo, esu šitoje srityje. Sveiki, aš esu Vaidas, esu kilęs iš Kauno, daugiau negu 13 metų gyvenu Vilniuje, sostinėje, taip pat esu iš kultūros srities, esu profesionalus atlikėjas, dainininkas, kontratenoras, taip pat esu menų prodiuseris ir dirbu vadybininku kultūros lauke. Tai realiai mes abudu, man atrodo, esam tokioj veikloj, kur mūsų profesija yra ir mūsų hobis, tačiau dar šalia profesijos turime ir nuostabų katiną, Devon Rexą, vardu Šafranas. Ir dar kartu mėgstame pažaisti VR kompiuterinius žaidimus, kai jau labai pavargsta galva nuo visų dalykų, keliaujame į virtualią realybę. Mus sujungia mūsų alma mater iš tiesų. Mes įstojome į tą pačią laidą dainavimo. Ir mus sujungia bendri interesai, bendras požiūris į tam tikrus dalykus. Man atrodo, mes pirmam kurse net iš vis... Jo, mes pirmam bakalaure iš esmės kaip ir nebendravom. Nebuvo jokių bendrų tokių taškų, kurie mus domintų, bet ar trečiam, ar antram kurse, jau taip senai buvo, nepamenu. Man atrodo, antram. Prasidėjo vaidybos paskaitos ir be galo geri dėstytojai, mane taip užmotivavo, kad aš atsimenu, gyvenau tomis užduotimis dieną naktį ir mus paskyrė kaip, ar mes pasiskyrėm, kaip ten buvo. Greičiausiai gal net ir pasiskyrėm patys save. Ja. Žodžiu, patys pasiskyrėm kaip kolegos, kurie kartu nerė į vaidybos studijas. Susitikdavom kartu stebėti įvairių spektaklių pastatymų, kurti etiudų. Tada tapome labai gerais draugais. Jo, iš esmės mūsų bendravimo pradžioj mūsų sieja kaip bendras gal vertybinis interesas, gal toks laukas ir dar tuo metu aš net neįsivaizdavau, net nežiūrėjau į Vaidą kaip į partnerį, kaip gyvenom labai skirtingą. Jo, turėjom, taip sakant, savo atskirus pasaulius ir visiškai nesitikėjom, kaip gali gyvenimas nuvest iki dabartinio taško. Ja. Tai susipažinom, žodžiu, mūsų alma mater, Lietuvos muzikos ir teatro akademijai. Mes esame kartu... Mes skirtingai skaičiuojam. Ja. Aš sakau, pas mus metai skirtumas. Aš sakau, paštai dabar sakyčiau 7 metai, Vaidas turbūt sakytų 8 metai. Tai mes jo esame kaip jo pora 7 metus. Tai čia yra, didžiąją dalį, kaip mes esame pažįstami. O pradėjom mes draugauti turbūt bakalauro pabaigoje, kokiam 4 kursą. Kodėl mes skirtingai skaičiuojam? Jo logika yra, kad mes jau 7 metus pragyvenom, tai jau užfiksuojam. O aš skaičiuoju, kad jau 7 metai praėjo ir jau eina 8, dėl to 8 metus. Ja. Tai kalbant apie atvirumą santykius, apie savo santykių, taip sakant, pristatymą savo šeimai ir draugams, man tai iš esmės buvo labai toks kaip netikėtas posūkis. Aš gal net galėčiau sakyti, kad augau ganėtiškai homofobiškoje aplinkoje ir mano tėvai yra tokių labiau tradicinių pažiūrų ir mano visi draugai yra tokie kiemo vaikėzai,
su kuriais tai iš vis galbūt net šita tema kaip homoseksualumas buvo kaip ir tokia kaip tabu, gal net ir kažkokia prasme pašaipos objektu. Ir apskritai dar prieš susipažinant su Vaidu aš įsivaizdavau, kad aš pats esu heteroseksualus ir man buvo toks didelis sukrėtimas ir šokas apskritai, kad mes vienu metu įsimylėjom viens į kitą ir man tai buvo labai netikėta ir man buvo apskritai sunku priimti tai dėl savo visos aplinkos, kurioje aš buvau. Bet kas iš ties nuostabu, praėjo gan labai nedaug laiko, kai aš pradėjau jau atsiverinėti savo aplinkai, gal net metai, mažesnis laikotarpis, kada jau pasakiau tai ir savo motinai, ir tėvui, ir savo artimai aplinkai, taip pat ir draugams. Teko prisipažinus, aš iš tikrųjų labai gan nejauki tema buvo, nes aš tikėjausi iš tikrųjų atstumimo iš tos mano aplinkos, bet mane labai nustebino tas dalykas. Pradžiai, kai aš sakiau, buvo šokas, žmonės negalėjo priimti šitą informaciją, jiems buvo atstumimas, ar toks, kad tai neegzistuoja, aš to negirdėjau. Bet galiausiai, praėjus kažkiek laiko, vienas iš mano artimiausių bičiulių prie manęs priėjo, sako, žinai, Žene, mano toks sutrumpinimas vardo, sako, žinok, aš nieko negaliu padaryti. Ta prasme, man nesvarbu, koks tu, ką tu čia myli, nemyli, bet tu man vis tiek lieki tas pats Ženka. Ir ta prasme, ir aš su tavim, aš tave myliu ir noriu su tavim bendrauti. Tai čia man buvo tokia, iš tikrųjų didžiulė tokia dovana ir džiaugsmas, aš visiškai nesitikėjau, kad mane ta aplinka, kur aš galvoju, yra homofobiška, jinai draugystę laikė svarbiau negu jų įsitikinimai arba kažkokie tai įsivaizdavimai. Tai man buvo labai maloni staigmena. Tai labai palengvino mano atsivirimą mano draugams, o tėvams kaip ir atsiverta, jie kaip priima mus, bet aš jaučiu, kad vis tiek giliai širdį ir tikimasi, kad galbūt kada nors praeis laikas ir ten pas mane prasidins, taip sakant, mano dabartiniai vėjai ir viskas grįš į tinkamas vėžes. Tai jo. Man labiau pasisekė, nes aš savo seksualumą identifikavau šiek tiek anksčiau. Vos tik kaip čia. Niekada jo nekvestionavau, bet ir tuo pačiu nedėjau savęs į lentynėlės, nes yra, šiuo atveju, kas labai įdomu, kad atrodo egzistuoja tik tai homoseksualumas ir heteroseksualumas, bet yra ir kito seksualumo, kaip žmonės gimsta ir kaip jie paskui jaučia pasaulio aplink save. Tai mano seksualumas, man draugas puikiai vardijo, jisai studijavo psichologiją, tai sakė, yra toks kaip panseksualumas. Ir tai yra, kad aš įsimyliu ne kūną, o būtent asmenybę. Tai ir mano paties gyvenimo biografijoje yra buvę ir moterų, ir vyrų. Ir tikrai visus labai karštai mylėjau. Ir prieš įsimylint Žaniuką aš buvau susižadėjęs su moterimi. Tai buvo toks, žodžiu, gyvenime posūkis įvyko. Tai va, o dėl draugų aplinkos, tai visą laiką stengiuosi būti sąžiningas prieš save ir savo aplinkoj. Tai man labai pasisekė, kad mano draugai, jie yra atviri, jie yra palaikantis ir jie yra atviri ir palaikantis nepriklausomai nuo krypties, kur tu eini. Jie draugai visada tave palaikys ir džiaugsis tavo sėkmėmis arba liūdės, jeigu kažkas nepasiseks. Tai va, šeimos aplinkoje, mano šeima taip pat irgi buvo homofobiška. Ir tokia, tėtis mano, tai jisai labai lengvai persilaužė. Pirmoji reakcija buvo, sako, Vaidai, ąžuolas negali draugauti su ąžuolu. O tokia pradėjo kažkokią keistą filosofiją ir aš toks sakau, yra kaip yra dabar. Aš nežinau, kaip bus po to. Tai va, bet dabar visą laiką, jeigu mes pabendraujam, pasikalbam, tai
visada perduoda linkėjimų Žaniukui, rūpinasi Žaniuku. Tai va, o su mama ryšio nepalaikau, bet užtat gyvenau su pamate, kuri po 10 metų bendravimo pertraukos paskambino. Kada buvo? Prieš metus gal paskambino ir sako, Vaidai, sakyk man, tu esi gėjus, ne? Toks ne kaip sekasi, bet toks, tu esi gėjus, ne? Tai va, tokioje aplinkoje buvo broliams. Aš esu iš 5 brolių šeimos, mūsų yra 5 vaikinai ir aš esu vyriausias. Tai broliams buvo toksai kaip... Čia labai priklauso nuo generation, nuo tada, kada gimė. Pavyzdžiui, visiems mano broliams millennialsams, tai jiems buvo toksai lengvas šokas, bet mano jauniausiam broliui tai kaip, net nekilo kažkokia reakcija ar klausimas. Aš taip realybę priimu, kad visgi yra santykių, kurių gyvenime mes neišspręsim, kad ir kaip norėtumėm. Aš asmeniškai visada norėjau palaikyti artimą ryšį su savo mama ir to gyvenime nepavyks. Jeigu taip nutinka, visų pirma, man atrodo, kad jeigu taip nutinka, kad šeima nepriima ir padaro skaudžių dalykų, bet po to ji sugrįžta, brandžiai priima savo klaidą, atsiprašo, man atrodo, kažkaip būtų brandu irgi atleisti, nes kažkoks toks, tarkim, jeigu mes bandome spręsti savo psichologinės problemas, tai dažniausiai kur einame į vaikystę, į santykius su tėvais, kaip mes iš tėvų mokėmės pažiūrėti į pasaulį. Ir tas ryšys jisai nedingsta, net jeigu esi piktas ant tėvų arba tiesiog nebendrauji su jais, juos ignoruoji, tu vis tiek turi tą santykį. Tai klausimas šiuo atveju toksai irgi, šitoje hipotetinėje situacijoje, klausimas yra tada, ar geriau gyventi gyvenimą su atsiprašusiais tėvais, bet tau neatleidusiam ir turint pykti, ar geriau jau tada kažkaip judėti tą šviesę tokią santykių statymo pusę. Ir aš kažkada matai, esu tokia girdėjęs mintį, kad apskritai, jeigu žmogus kaip ir neatleidžia arba pyksta, arba nori laikyti kažkokią nuoskaudą dėl kito žmogaus veiksmų, arba apskritai pasirinkimo, arba įžeidimo ar panašiai, arba skaudžių dalykų, tai iš esmės tam žmogui, kuris padarė skaudą, nieko nevyksta. Jis gyvena savo gyvenimą, o tu pats toliau kenti, toliau jauti nuoskaudų, nenori paleisti, nenori atleisti. Ir vienintelis žmogus, kuris kenčia, tai esi tu pats. Nors galbūt tu galvoji, kad jeigu aš jam neatleisiu, tai jisai kentės. O realybė yra tokia, kad tik tais tu pats ir kenti, jeigu tu neatleidži. Tai atleidimas ir, man atrodo, priėmimas dalykų, kurie vyksta apskritai, kaip sakant, yra kaip yra, priėmimas šito fakto, tai suteikia daug daugiau energijos ir tokio kūrybos ir judėjimo tolyn. Tai šiaip dėl stereotipų iš tikrųjų man pačiam tokio kaip ir neteko susidurti, gal tik tais galbūt pradžioj, kai mano draugai bandė pažinti apskritai šitą fenomeną, kaip kad kas čia vyksta su manim, su kuo aš čia bendrauju, tai uždavinėjo labai tokius, atrodo, tokius, nežinau, kaip nenaivius, o tokius labai paprastus klausimus, o tai kaip čia pas jūs vyksta, jūs ten bučiuojatės, o tai kaip čia kas, tokie, net nežinau, aš čia smalsumas ar toks. Kas pas jūs moteris, taip? Toks, o kaip čia maždaug vyksta, bet nesu tokia mintim, kad maždaug pašaipa, o toks labiau, o tai kaip čia dabar, tai kokios žaidimo taisyklės iš tikrųjų papasakok. O kalbant apie stereotipus iš aplinkos, man pačiam neteko susidurti, nes šiaip aš stengiausi nebūti toje aplinkoje, kur man yra nemalonu arba skaudu, taip sakant, ir mano tas bendravimo ratas kažkaip natūraliai klostėsi į žmonės, su žmonėm, kurie palaiko ir yra draugiški ir yra, taip sakant, nekvestionuojantis šitų dalykų. Ir kažkaip jaučiuosi nesusidūręs su šito dalyku. Aš irgi jaučiuosi toksai, kaip čia šiuo atveju laimėjęs loterijoje, nes aš galiu išreikšti poreikį gerbti žmogaus
privatumą būtent tokioje aplinkoje. Tai tarkim, iš tų tokių pavyzdžių yra dainų šventė ir pertrauka ir mes visi įsiskirstėm ir tada po pertraukos susibėgam ir staiga girdžiu šonėje tokią istoriją, kad sutikau tokį labai mielą vaikiną, jis gėjus, ir aš taip klausau ir toks galvoju, okei. Tada priėjau ir iškėliau tokį klausimą, kodėl visų pirma yra, žmogus pristatom, dar vardas nepasakytas, bet jau atskleista jo seksualinė orientacija šalyje, kur homofobija yra gan ryški. Bet aš čia džiaugiuosi, kad galiu taip klausti, nes aš kalbuosi su sąmoningai žmonėmis, kurie tikrai stengiasi kurti aplink save saugią aplinką, tik tai būna tokių, man atrodo, mums reikia prūsti, tiesiog mokytis ir labiau mylėti viens kitą ir tada gal mažės šitie dalykai. Tokie nesąmoningi dalykai. Tokie keisti atrakcijos dalykai, taip atrodo, kad... Išlenda, atrodo, kad žmogus nori gero, bet ir tuo pačiu pas jį yra susikaupę kažkokių tokių automatinių dalykų, kurie kūrė tuos pačius stereotipus arba juos maitina. Tada dar yra situacija, aš atsimenu tokią, kad atvykstame į draugų vakarėlį ir jau suprantu, kad visi žino, kad mes esam pora. Kai aš nieko nepažįstu ir nežinau, kur dar pora yra. Tai kaip supratau, kad organizatoriai buvo irgi taip vakarėlio, jau pasakė apie tai toks yra keistas dalykas. Bet man atrodo, mums reikėtų papasakoti apie... Aš dabar prisiminiau, kad iš tikrųjų susidūriau. Dabar taip pagalvojus. Pas mane artimoje aplinkoje, bendraujant su savo sese, pas mane buvo toks kaip ir nedidelis kaip ir toks pokalbis, diskusija apskritai. Aš po kažkiek laiko savyje, kaip taip sakant, pribrendau ir norėjau pakalbėti apie kai kurios įvykius, kur man teko patirti, kai aš vykdavau į jos aplinką ir aš jausdavau tai, kad jinai stengiasi kaip ir savo aplinkoje, net kai kurio laipsnio net maskuoti mano santykį kartu su Vaidu, kad mes esame pora, kad mes esame partneriai ir tas jautėsi, jinai kažkaip nueidavo į juokus, ten pavadindavo Vaidą, pristatydavo kaip kažkokį tenais prodiuserį ir dar kažką. Ir toks viskas juoko formui, linksma, bet vis tiek viduje yra tokia mintis, kad, gal būtų visai faina, jeigu čia, nieks nežinotų, kaip kas yra. Ir tiesiog turėjau tokį pokalbį, žinai, ta prasme, kad yra taip ir taip. Aš norėčiau, kad aš nebūčiau, taip sakant, gal net paprasčiausiai būčiau gal pristatytas, kad, pavyzdžiui, va čia mano tenais brolis, o čia jo yra draugas, arba kad nebūtų kažkokių tokių juokelių, ar būtų labiau toks priimamas kaip natūralus dalykas. Gal nebūtinai ten afišuot, bet kad nejaučiau to tokio bandymo slapstyti. Tai iš tikrųjų, sulaukiau ir tokių, aišku, dar vienas dalykas yra, koks yra pasaulėžiūris, kaip žmogus suvokia šitos dalykus, apskritai kaip homoseksualumą. Gali būti įsivaizdavimas, kad tai galbūt rimtai yra pasirinkimas ir kad čia, aišku, kyla dar klausimas, kodėl tai yra blogai, jeigu pasirinkimas. Toks dalykas, kad maždaug, kad va čia pakalbėsi su juo ir galbūt jisai suvoks, kad jisai čia daro klaidą gyvendamas, kaip jisai gyvena ir padarysiu jam gerą. Tai tokio stereotipo gal klausimo ties to, kad tai yra pasirinkimas, tai maždaug yra išgydomo, net girdėjau iš tos pačios mano šeimos, kad yra ten psichiatrų, kurie gydo su vaistukais ir tu šiaip žmogui bandai, aišku, ir parodyti argumentus, bet tai yra toks, nepriimama tiesiog, nes labai patogi pozicija ir labai saugi, faina, toje aplinkoje matyti. Tai turbūt su šituo stereotipu esu susidūręs savo būtent artimiausioje aplinkoje šeimoje. Bet santykių su sese, tarkim, vis tiek palaikyti? Taip, aš manau labai gražus santykis su sese, mes labai gražiai bendraujam, pas mus yra draugystė ir aš noriu ją puoselėti ir kažkaip man pasisekė, kad tai nėra piktybinis kažkoks toks atmetimas, tai yra toks labai toks subtilus,
toks bendravimas, galbūt kažkoks tai noras viduje, kad galbūt būtų kitaip. Nu, bet yra kaip yra, bet galbūt viltis yra, kad pasikeis. Nu, toks... Aš pats noriu bendrauti ir jaučiu, kad jinai nori bendrauti, tai ir aš tik tais labai džiaugiuosi šito santykio. Taip. Nu, aš tai girdėdamas tokius dalykus keistai jaučiuosi, bet kita vertus nieko negaliu, kaip čia, nieko negaliu padaryti. Jaučiu iš jo šeimos pusės, kad esu toks kaip čia, nepageidaujama persona non grata. Ir tą lūkestį, kad kažkada kažkas baigsis. Kita vertus, priimu racionaliai, kad čia yra jų svoris ir jų problema ir aš ką geriausiai galiu padaryti šioje situacijoje, tai tiesiog palaikyti savo partnerį, draugą ir viskas. Mes kartu su šeimom šiaip švenčiam kalėdas, jau ne kartą tai teko patirti 2 ar 3 metus iš eilės ir buvo susirinkę iš Vaido pusės tėvas, iš mano tėvai ir atrodo toks gal nedrastiškas žingsnis, bet puikiai praeina tos kalėdos, mes žaidžiam tenai stalo žaidimus visokiausias tenais, sugalvojam linksmybės, praleidžiam fainą laiką ir iš tikrųjų net, taip sakant, ir nebijom būti kartu ir apsikabinti ar kažkaip. Tai yra priimama. Nėra atstumimo, bet, kaip ir minėjau, kažkur viduje vis tiek būtų fainai, galbūt jeigu to nebūtų. Aha, toks rafinuotas. Tokie prieskoniukai, toks lengvas šleifas. Ja. Į komentarus nelabai kreipiu dėmesio. Man atrodo, kad šiaip kartais aš nueinu į komentarus įkilti, pasižiūrėti, kam žmonės leidžia savo laiką ir labai įdomu paskaityti komentarus, kur būna, pavyzdžiui, orų prognozės. Ir geriausias toks buvo komentaras, kur taip perskaičiau orų prognozę apie artėjančią vėtrą ir tada matau, žmogus pakomentavo ir buvo parašyti 2 žodžiai – nieko nesupratau. Ir aš, kaip man tai čia toks atrodo, žinot, kaip anksčiau viduramžiais visuomenė susirinkdavo į aikštę, į turgų ir visi kažkur dalindavosi ten savo mintimis, klegėjo, kas garsiau pasakys, ten žodžiu toks vykdavo mainai, bet viskas vyko per burną. Tai dabar socialiniai tinklai realiai tapo tokia kaip turgaus aikštė, kur ateina visi žmonės ir visi gali pasakyti, ką nori, kaip nori. Visi čiulba, kaip paukščiai. Ir tas, kaip čia, čiulbėjimo dažnis yra skirtingas, tai aš nelabai tai kreipiu dėmesio. Bet matyt, čia turbūt dar mūsų pačių yra indėlis, nes mes tikrai stengiamės būti pilietiški, stengiamės būti lojalų, kaip čia net nesistengiam, bet tiesiog mylim savo valstybę, stengiamės kurti pridėtinę vertę ir mūsų aplinka irgi tokia pati yra sąmoninga ir pilietiška ir stipri. Tai nepažįstama neigiamas komentaras ar visa grupė žmonių, kurie tave myli ir palaiko. Kurių nepažįsti, bet palaiko. Pavyzdžiui, jūsų laida, jūsų šitą iniciatyvą, klausimai sudėlioti, kokia, aiški žinutė, labai gražu. Tai man kažkaip visos šitos iniciatyvos, viskas, kas vyksta, atsveria 5 kartus daugiau negu žmogaus, kurio aš net nesutiksiu turbūt gyvenime piktas komentaras. Jo, kalbant apie komentarus, tai taip, dar sakant apie saugią erdvę ir apskritai jaučiamasi saugiai, tai šiaip aš taip, svarstau, kad savo kaip aplinkoje, taip sakant, aš kadangi pasidariau savo tokį ratą, kur aš jaučiuosi visiškai saugiai ir man nereikia save stabdyti ar kažkaip apmastyti, kažkaip tenais rafinuoti savo veiksmus, net ir kalbant su šeima, kažkaip taip natūraliai viskas vyksta. Ir aš galvoju, pavyzdžiui, visiškai viešoje erdvėje, ar tenais mieste, ar gatvėse, kalbant apie saugumą, vis tiek jaučiasi, kad tai ir, jeigu jau rodomas kažkoks tai šiltas dėmesys, arba jeigu mes einame apsikabinę tenais rankom, arba laikom už parankės, yra toks, kad kažkaip čia toks
neišbandytas variantas Lietuvoje. Gal Vilniui tai yra centre gal kiek mažiau, tai iš esmės kažkaip to nesijaučia, bet bendrai palyginus su užsienio šalim mano patirti yra šiek tiek kitoks pojūtis. Būdavo taip, kad nes kai būdavau išvykęs iš šalės, kur yra pripažinusios ne tik partnerystę, bet ir santuoką, kur tai yra net nekvestionuojami dalykai, tai iš tikrųjų labai žavu, nes tu eini ir jauti, kad kažkaip tavo kūnas ir sąmonė jinai labiau atsipalaiduoja ir tu jautiesi kažkaip labiau toks pilnas viskuo. Taip, ir kažkaip net ir ta galbūt ir dėmesys arba apkabinimas natūraliai eina. Ir svarbiausia įdomus dalykas, kad nėra, kad aš sąmoningai mąstau, kad va, čia man reikia ten kažko nedaryti ar kažką daryti. Ne, tai toks yra, atrodo, jau viskas pasąmonėje numatyta, tie tokie lygiai, kaip kur esu jaučiuosi saugiai. Tai būdavo tokių patirčių, kur rimtai aš einu ir net nekvestionuoju, žiūriu, aš esu kažkaip jaučiuosi 100% saugiai. Gatvėje stovint tarp 100 žmonių, pavyzdžiui. Ir tai čia labai įdomus potyriai. Ir aš labai iš tikrųjų laukiu ir jaučiu, kad Lietuvoje, kalbant Vilniuje, nes tiek mano dažniausiai laikas praeina Vilniuje, tai aš jaučiu, kad tai po biškį tirpsta ledai šito klausimo ir yra, jau nėra baisu. Didėja jaukumas, o taip galiu vardinti. Mums yra tekę būti Abu Dabio, kur už mūsų santykius mums būtų skirta mirties bausmė. Tai toks irgi įdomus potyris. Ten jau biškį kita kalba. Tenais net būnant viešbutį buvo jausmas, žinai, ant kiek mes galim net saugiai jausti savo kambaryje. Jo, toks. Labai keista. Čia ir žoldas uždarai ir dar kažkas, ir bandai tyliai būti, ar dar kažkas toks. Ten tai buvo tokia. Tai čia toks kaip čia yra tas pirmasis taškas, kur ten jau yra kreipti. Ten gyvybės mirties klausimas, ten tu privalai daryti. Tai Lietuva yra čia, o pavyzdžiui yra visai neseniai buvau New York'e, kur ten apskritai žmonės labai gerbė ir kaip jis save identifikuoja, ten yra he, she, they. Ir man buvo labai gražu stebėti, kaip tai nebėra jau klausimas. Ten dabar kitas klausimas, tai yra transseksualų teisės ir buvo labai graži naujojo New Yorko mero tokia kaip sukurtas video siužetas, kur buvo viena aktyvistė transseksualė, kuri, žodžiu, New Yorkui padėjo labai daug žmonėms savo metu. Ir jos gyvenimo pavyzdį sukūrė, taip apipavidalino kaip pavyzdį, tokiu pavyzdžiu, kurį reikia ginti ir dabarties žmonėms. Tai ten dabar tokie kiti klausimai yra, tai tas labai džiugu. Aš labai tikiuosi, kad Lietuva kad judės ir su transseksualų teisėmis paraleliai, o ne kažkaip labai taip fragmentiškai. Pagal šitą nuotrauką mes nusitapėm paveikslą. Jo. Labai graži nuotrauka. Šitą labai graži. Labai faina šitą. Šitą labai graži. Tavo raudoni kėdai čia gerai atrodo. Kalbant apie partnerystę, tai visų pirma, tai labai daug duoda, jeigu jauti, kad toj šaly, kur tu gyveni, kurią tu myli, kurią, taip sakant, didžiuojas, tavo, taip sakant, asmeninį gyvenimą ir tavo iš tikrųjų šeimą priima kaip šeimą. Man tai gal vienas iš tokių, kaip čia, morališkai, dvasiškai aktualiausių gal klausimų, toks jau pradedant nuo pagrindų, taip sakant, kad tiesiog visų pirma būtum pripažintas, kad tavo artimiausias, mylimiausias žmogus yra tavo šeima, o ne, kažkoks ten dėdė, teta ar ten dar kažkas, su kuriuo tu ten bendrauji, bet nesakykim, ką ten jūs darot, o jūs ten darykit, ką ten norit, būkite čia draugeliais. Ir, toks, yra neskanu, toks nebrandu, toks, labai, norėjau pasakyti senovę, bet senoviai
to nebuvo. Čia nuo kokios senovės kalbant. Na, aišku, mes turim savo, taip sakant, sunkias patirtis 20 amžiuje, tai, kuris paliko labai didelį pėdsaką mūsų Lietuvai šaliai su pasaulėžiūra, su savo požiūriu šito klausimu. Kita vertus, dabar kaip visuomenė, ką mes turime Lietuvos atžvilgių, tai manau, kad gyvename tikrai labai labai gerai ir labai didžiuojasi mūsų jaunimu, kuris net pilietiškai aktyvėja. O grįžtant prie temos, ką reikštų mūsų mūsų santykių įregistravimas, mūsų partnerystės įregistravimas, tai visų pirma, tai pastiprintų tą jausmą, kad esi bendruomeniai, mes vis tiek žmonės esame, mano požiūriu, esame labai socialūs gyvūnai ir mūsų kasdienybė yra apipinta ritualais ir gaila, kad tiesiog kai kurios žmonių grupės, kurios nieko blogo nedaro, tiesiog gyvena, iš jų lygioj vietoje yra atimamas balsas arba galimybė tam tikrus ritualus realizuoti. Juolab tai, kad aš nuo vaikystės, man labai pasisekė su mokytojais, tinkamų metų, tinkamą vietą, tinkamų brandos metu man buvo parodyti sausio 13-osios vaizdai ir mane tai labai įkvėpė ir aš savo nuo to laiko pasižadėjau, kad bandysiu kažkaip iš savo pusės valstybei nešti kuo daugiau to tokio gėrio, atvirkščiai negu mes kaip patyrėm. Tai kažkaip norisi, kad nebūtų toksai toksiškas santykis, kur taip atrodo, tu stengiasi duodi, dedikuoji save, bet namuose gauni tokį kitokį šiek tiek požiūrį į save. Tai va, plus dar kalbant apie patį šeimos statusą, tai man atrodo, kad apskritai kai kuriems žmonėms nereikia to taško, o mums net galimybės nėra turėti tą tašką, kuriame mes galime viens kitam pasižadėti oficialiai prieš bendruomenę, prieš žmonės. Ne šiaip savo, ten, taip sakant, ratelį, kambarėlį ar kažkur ten užsidarė. Ta prasme, apskritai ir teisiniai dalykai. Šiaip, dar kitas dalykas, antras dalykas, kad būtų suteiktas jau kažkoks tai minimalus taip ir teisinis paketas, nereikėtų ir kiekvieną kartą lakstyti pas notarus, rašyti įgaliojimus, rašyti visokiausius leidimus ir ten ir panašiai. Praktiškai sutaupytų dar šiaip daug pinigų. Ir iš esmės, jeigu ir yra asmenų, kurie teigia, kad tai jūs tiesiog surinkite tuos visus įgaliojimus po vieną ir bus jums komplektas ir vadykint save šeima ir mes jūs palaikysim, iš esmės jisai prieštarauja jų žodžiais. Tai jūs tiesiog padarykit, kad nereikėtų lakstyti. Tiesiog, kad mes esame pripažinti, yra partnerystė, jums suteiktos tokias teisės ir jūs palaikom ir jums nereikia, taip sakant, dabar kiekvieną kartą dėl kiekvieno sprendimo ir žvilgsnio arba posakio ten rinkti parašus ir dar kažką. Arba įrodinėti kažką. Jo, ir tiek ir medicinos klausimais, ir sveikatos, tos prieigos, įgaliojimai, viskas tai daug ką palengvintų, šitą momentą nuturiminį dėl lankymo. Taip. Ir šiaip jeigu įvyksta iš tikrųjų kažkokia bėda žmogui, o jisai tam yra artimiausias žmogus, o tu esi, tas galbūt ten kursiokas, geriausiu atveju, kas jūs labiausiai susieja oficialiai, taip sakant, aišku, galima daryti įgaliojimus, bet tas, taip sakant, partnerystė, jinai suteiktų visą tą paketą viename ir nereikėtų lakstyti, taip sakant, be reikalo, jeigu jau taip grubiai tariant. Mūsų pora realiai yra su ta banga susijusi, kai Konstitucinis teismas vienai porai pripažino, kad jie yra šeima ir tada pamatėme, kad yra tokia
advokatų kontora Constat. Ir jie parašė, kad visom porom, kurios kreipsis, suteiks visą teisinę apsaugą ir konsultacijas pro bono. Ir mes kreipėmės ir aš prisimenu tą pirmą pokalbį, kuris buvo toks, sako, dabar Lietuvoje yra tokia situacija, kad realiai, aš taip sutrauksiu, bet tokia situacija yra, kad jūs net įregistravę savo partnerystę negalėsite viens kito atstovauti sunkios ligos atveju, negalėsite viens kitam padėti, bet jūs galite kartu nusipirkti skalbimo mašiną ir ją registruoti kaip turtą. Ir aišku, ten advokatai, aš esu labai dėkingas ir jie labai detaliai. Ir aš atsimenu tą, kai klausiau, koks yra už ir koks yra, ko mes vis tiek neturėsim, kaip visos šeimos gali turėti. Galėtų turėti. Tai toks klausau ir tas sąrašas toks ant pečių vis taip krenta. Toks. Toks galvoju, tai ką čia suteikti, gal kažkaip gal atnaujinti kažką reikėtų šitam sąrašiukė. Tai dabartiniam lygmenį, tai toks iš didelės dalies yra toks gal pačio fakto pripažinimo klausimas. O jau teisiniai dalykai, tai jie galėtų būti šiek tiek pakoreguoti. Bet jis labai svarbus, man atrodo, dabartiniam politiniam kontekste, jeigu kažkas bent abejoja, man atrodo, dabar būtų geras žingsnis pradėti. Aš taip pirmą kartą pagalvojau apie įteisinimą santykių iš tikrųjų su konstitucinio teismo pripažinimu apie tos pačios lyties santykių pripažinimą, tai mano buvo toks kaip pastumėjimas. Tai kaip ir Vaidas sakė, su šituo impulsu, su šita banga ir galbūt ir buvo toks jau ryškesnis impulsas mano. Aš tai visą laiką pagalvodavau, bet pagalvodavau, kaip mes čia galėtumėm. Ta prasme, ne tai, kad kaip galėtumėm apeiti sistemą, gal padaryti kokį nors holistinę ten santuoką, kur visi susirenkam ir gražiai ten tiesiog pabūnam kartu. Nes, kaip ir minėjau praeitame atsakymė, kad man labai svarbus tas bendruomenės dėmuo. Ir kažkaip visada taip pagalvojau ir paskui kai pamačiau, kad dabar jau kažkoks įvyko lūžis, trūkis sistemai, kad galime pradėti dar aktyviau reikšti savo, motyvaciją. Tai realiai toks kaip, tas lūžis ir buvo būtent, kuris mus paskatino kreiptis į konstitucinį teismą ir bandyti registruoti partnerystę. Kaip suprantu, šitas teisinis kelias labai priklauso nuo daug dėmenų ir jie kiekvienoje poroje yra skirtingi, kai kurios poros jau yra laimingai susituokusios. Mūsų atveju yra taip, kad mes kreipėmės ir laimėjome konstitucinį teismą. Jisai pripažino ir įgaliojo registrų centrą mūsų registruoti. Tačiau Teisingumo ministerija dabar sako, kad nėra tam tokių įrankių ir priemonių ir jie bandys kažką daryti po metų. Tai mūsų advokatas mus labai gina šiuo atveju ir jis sako, šie žmonės nori ne po metų, šie žmonės nori dabar ir jūs turite rasti įrankių, nes jau mūsų partnerystė yra įregistruota. Teisinis kelias, pati pradžia tai buvo irgi šiek tiek keista. Jinai turbūt yra natūrali, kai tu tokioj teisiniai sistemai turi kažką padaryti, bet buvo labai keista, kai mums ir malonu tuo pačiu, nes reikėjo pasižiūrėti archyvus bendrus, rinkti kuo daugiau duomenų, kad mes iš tikrųjų draugaujame ir esame kartu. Ir juos pateikti tretiems asmenims, kaip įrodymą, kad mes draugaujam ir norime būti ten. Kai šiuo atveju heteroseksualioms poroms užtenka ten labai mažai įdėti pastangų, nereikia jiems siūsti kažkam nuotraukų laimėti teismą. O koks dabar status quo, tai jau 2 mėnesius laukiam, kada būsime registruoti. Aš manau, kad kiekvienas jaunas žmogus
turi visų pirma prigimtinę teisę į pagarbą ir orumą ir į laisvę ir jis prieš nieką neturi atsiskaityti. Tai buvo tokį mindsetą siūlyčiau laikyti, kad jūs jauni žmonės nesate niekam skolingi ir esate puikus, kokie esate. Aš tai labiau net norėčiau, net kita ta situacija, kaip čia, šiek tiek pakreipti tą klausimą, kad turbūt į poras labiau, kreiptis į poras, nes mūsų advokatas, kiek mes bendravom, tai dažnai akcentuoja, kad dabar yra metas, jeigu norite bandyti registruoti savo santuoką, dabar yra metas, kada reikėtų tikrai nepraleisti šios progos ir jeigu abejojate, tai drąsiai ženkite šitą žingsnį. Man atrodo, teisės profesionalai tikrai yra motyvuoti mums padėti, kaip tik įmanoma, nes nežinia, kaip gali būti toliau. O svarbus faktas, kad jeigu dabar pavyksta registruoti, tai tada, bandyti pažeisti registruotas poras jau būtų labai sudėtinga. Šiaip man atrodo, kad jaunoji karta galbūt, mano požiūrį, jie galbūt net ir nesusiduria su tokia didelė, susiduria su mažesniu laipsniu diskriminacijos būtent savo aplinkoje. Man atrodo, kad tarp draugų šitas klausimas yra daug mažiau išreiškėjęs negu tarp vyresnių žmonių. Kiek man teko susidurti ir bendrauti su jaunais žmonėm, kurie, kaip Vaidas minėjo, pavyzdžiui, apie savo brolį jauniausią, kur jisai jam net nekvestionuoja apskritai šito dalyko, kad ten tu su vaikinu bendrauji, mergina, tu toks, tu ten santykis ir faina maždaug. Jam net nėra tos, taip sakant, to failo, kad čia kažkas rūšiavimas. Tai, man atrodo, šitas klausimas yra palaipsniui natūraliai sprendžiamas. Dėl tėvų aš turiu tokią nuojautą apskritai, kad tėvai irgi palaipsniui tampa atviresni šito klausimo ir daug, taip sakant, ramiau ir atviriau gali priimti šitą topiką šiais laikais. Čia tokia pozityvi yra, kaip čia mūsų visuomenės pusė, bet kalbant apie, jeigu yra jaunų žmonių, kurie patiria spaudimą, jaučiasi labai nesaugus, tai vienintelis kvietimas ir priminimas, kad jūs esate patys atsakingi už savo aplinką ir kurkite ją kiek įmanoma labiau palaikančią. Kad pažintumėt, ką iš tiesų reiškia būti mylinčių žmonių aplinkoje. Tai yra stiprybė iš tiesų. Ir tikrai nesate vieniši ir nesate vieni, tiesiog kažkur reikia dėti pastangų ir paieškoti. Ir pamatysite, kiek daug yra gražių žmonių, kurie jūs mielai priims, palaikys ir jūs galėsite visiškai atsiskleisti. Aš norėčiau prisidėti prie Vaido šitos minties. Iš tikrųjų, man atrodo, kad yra daug geresnė situacija, negu galbūt gali atrodyti kai kuriais atvejais, kalbant apie mano patirtį. Man teko prieš metus, taip sakant, susidomėjau gentimis, taip sakant, vyrų gentimis, domėjusi šito klausimu ir nusprendžiau būti, taip sakant, šitos kaip community dalimi. Ir man pradžioj rūpėjo šitas klausimas, kaip aš dabar susitiksiu su vyrais. Ir toks dalykas, kad, aš esu, homoseksualiuose santykiuose. Ar čia mane priims, nepriims, aš nežinojau, ko tikėtis. Ir iš tikrųjų buvo labai, labai keista, nes visiškai nesusidūriau su sunkumai šito klausimo. Ir nuo pat pradžių aš iš karto padariau tokį kaip filtrą, pačiam pirmiausiai skambinime pasakiau, kad sveiki,
iš karto noriu save, taip sakant, apsaugoti. Aš esu toks ir toks, draugauju su draugu ir vat, man įdomu, ar man čia pakeliu su jumis. Ar nieks ne prieš, nieks ne homofobas, ar dar toliau, taip sakant, bet kaip nekeista, nesusiduriu visiškai ir kaip tik mūsų gentėje buvo iš 7 ten vyrų 2 homoseksualus ir nieks nejautė jokios įtampos, nieks tenais negalvojo, kaip man čia atsargiau, neatsargiau bendrauti, ar galbūt į mane kažkaip kreivai ten žiūri. Visi buvo žmonės. Ir net tie patys santykių problemos buvo aptariamas kaip žmonių santykių problemos. Man tai buvo iš tikrųjų, toks, net pavadinčiau, gan netikėtas momentas ir kuriuo, aišku, aš labai džiaugiuosi, kad galėjau tai patirti net ir tokioj aplinkoj, kur man asmeniškai atrodo, kad galbūt gali būti kažkokių sunkumų. Tai man atrodo, kad galima būti drąsesniam ir bandyti, taip sakant, būti savimi, mažiau save stabdyti ir pamatyti, kad gal vis dėlto yra daug paprasčiau ir lengviau ir gražiau, negu atrodo iš tikrųjų. Ir man dar apskritai atrodo, kad gal dėl šitų tokių galimų sunkumų, su kuriais gali susidurti tos paties lyties asmenys santykiuose, Šitas dalykas gali būti kaip ir privalumas, toks kaip išbandymas porai, galimybė kaip tik viens kitą labiau pažinti, stiprinti savo ryšį ir gal net prisideda toks labiau vertės pojūtis ir tokio kaip vertinimo tą, ką turi šitose santykiuose ir noro tokio puoselėti dar labiau, net jeigu būna susidūrę su frikcija iš aplinkos. Toks sveikas, man atrodo, dalykas, kai būna sunkumai ir kai gali kartu su savo žmogum eiti dviese per juos. Bet čia turbūt nepriklausomai kokiuose santykiuose esi, ėjimas su partneriu ar partnerė per sunkius gyvenimo epizodus, palaikant jį, duodant erdvės, man atrodo, yra labai stipri vertybė.